Čia lempampuk.com dirbtuvės. Ir Žana vėl sveikinuosi su jumis. Šį kartą šventiškai. Raudona servetėlė – pabodęs kalėdų atributas. Šiandien pabandysime iš jos padaryti kažką įdomaus. Pavyzdžiui, gal tokią kalėdinę gėlę? Kalėdinį gėlį sukurti reikia raudonos spalvos servetėlės, blizgučių, siūlo, skilamušio, pieštuko, žirklių ir karštų klijų. Dedame servetėlės kvadratą ant stalo ir to kvadrato du priešpriešinius kampus sudedame. Gauname trikampį. Kitus du priešpriešinius kampus sudedame, gauname mažesnį trikampį. Ir trečią kartą sudedame priešpriešinius kampus ir gauname dar mažesnį trikampį. Gaunasi toks storokas trikampis. Dabar ant to storuliuko trikampio reikia nusipiešti kalėdinės gėlės žiedlapio formą. Atkreipkite dėmesį, kad paskutinė lenkimo linija yra žiedlapio pagrindas. Kerpasi sunkiai, nes daug sluoksnių. Tad čia tikrai pravers aštrios žirklės. Iškirpus žiedlapį, servetėlė išlankstoma, gaunasi savotiškas kryžius. Ir lapas po lapo atskiriami jos sluoksniai. Po to tie sluoksniai dedami skersai vienas ant kito. Taip suformuojama mūsų gėlė. Kai visi sluoksniai sudėti, gėlę lenkiame pusiau ir skilamušiu padarome skylutę gėlės centre. Per skylutę veriame siūlą, surišame, suimame į saują ir paglamžome. Po to žiedą įskleidžiame, susirandame gėlės viduriuką, į jo centrą prileidžiame karštų klijų ir priberiame blizgučių. Leidžiame klijams išdžiūti. Kalėdinė dekoracija baigta. Štai tokia nuostabia gėle galima papuošti namuose duris, pakuojamą dovaną ar net eglės šakelę pamerktą vazoje.